Po kelių mėnesių vėl prasidėsiančiame Lietuvos automobilių ralio čempionate tarp vyrų vėl varžysis ir keletas moterų. Kad variklių sportas merginoms nesvetimas įrodė ilgametė ralio dalyvė Joana Survilaitė, praėjusiame sezone važiavusi kartu su savo mama Vesta Survilene. Lenktynininkė tvirtina, kad varžyti su vyrais nėra sunku, mat atsistojus prie starto linijos visų jėgos tampa lygios. Kai yra tokia frazė, kad trasų draugų nėra, tai trasų taip pat nėra jokio skirtumo. Tai yra vyras ar moteris, ta prasme, vienodi konkurentai ir aš manau ir vyrai tikrai nežiūri, ką jie lenkia, ta prasme, moterį ir vyrai visiškai jokių nesudaro emocijų papildomų. Turi savo tikslus kažkokius keliu, ta prasme, kiekvienais metais nebūtinai yra tas laimėti čempionas, bet tu keli savo kartelę vis. Praėjusiais metais Lietuvos ralio čempionatu susidomėjusi ukrainietė lenktynininkė Inesa Tuškanova tvirtino, kad svečios šalies pirmenybės ją sužavėjo sudėtingais greičio ruožais, o varžymasi su vyrais suteikia dar daugiau patirties. Здесь очень много команд, здесь есть опыт, большой в подготовке автомобилей, в пилотировании, дороги, которые учат сильные пилоты, с которыми интересно соревноваться, потому что ты смотришь, что какое время у него, и сравниваешь свое, и думаешь, значит, так можно ехать, то есть, есть еще запас. И, соответственно, двигаешь себя. То есть для того, чтобы научиться играть, нужно играть с более сильным противником, как говорил Макиавелли. Вот, поэтому я вот здесь, и да, тяжело соревноваться там за призы, вообще даже не буду говорить об этом, но я хочу потянуть себя на более высокий уровень, чтобы быть конкурентоспособным. Moteriškas rankas sukiojančią sportinio automobilio vairą galima išvysti ir kitose automobilių sporto šakose. Kaunietė Aistė Sinkevičiūtė nebe pirmus metus dalyvaujantį Lietuvos automobilių kroso čempionate sako, kad vyrai retai kada vertina moteris kaip pajėgias konkurentes. Džiaugiuosi tuo, kad jos ryžtasi lyg ir sukelti konkurenciją vaikinam ir nepabijo to, kad šis sportas vertinamas kaip būtent vyriškas. Šiaip pirmiausia būna nuostaba. Po to būna toksai lyg ir ką tu čia veiki, bet po to, jeigu pavyksta aplenkti ir panašiai, tai pradeda vertinti kaip konkurentė. Lietuvos ralio čempionate dalyvauja ir daugiau moterų – Inga Lipeikytė, Irina Kolomeiceva, Tatjana Cirfa, Gabrielė Baubinaitė ir dar daugelis kitų merginų ekipažuose atlieka šturmanių vaidmenį.